Sveiki visi, čia bus gal koks trečiasis įrašas, neatsimenu iš tikrųjų, gal ketvirtasis, ne, trečiasis įrašas į mano blogo vaizdelis. Tai va, ką aš norėjau, čia truputį tamsus vaizdas, nes šviesos trūksta, čia kitas kambarys, čia užuolaidas. Žodžiu, ką tik žiūrėjau futbolą, tai šitie Olandai laimėjo 4-1 prieš prancūzus, nu čia geras. Ten buvo iš tikrųjų, kaip komentatorius sakė, toks futbolo šou truputį taip. Bet faini įvarčiai, gražus. Nu tai, o ko daugiau reikia, kas futbolas daugiau yra? Tai ir yra paprasčiausiai, nu ten žaidimas, bandymai ir įvarčiai. Gal tokias 3 įdomiausias dalys, nu tai įvarčiai, tarkim, sudėta kokių 33% įdomumo, nu tai ir gerai, ir įdomu. Va, ką čia, vakar buvau Justinos gimtadienį, tai va, sveikinu Justiną dar kartą su 20-uoju gimtadieniu ir ten visko jau prilinkėjom ir pridovanojom, tai kaip ir gerai. Labai faina buvo, tenais partis fainas vyko, nu tiek ir pasakysiu, kad faina, daugiau nesakysiu, nes dar supyks kas nors ar dar ką nors. Va. Šiaip jo, tai va, dabar labai mokausi ir visa kita, ten, nu labai mokausi, va, turiu knygą. Tipo, kvantinė mechanika, Banzaitis, bet čia yra nesąmonė, nu va, ta prasme, nesimato. Čia daug visko. Žodžiu. Labai bijau šito egzamino, nes bus truputį blogai, nes tiesiog neįmanoma išmokti tiek daug, nežinau, kažkaip ta kvantinė mechanika, patys pagrindai, jie aiškus išlieka, bet patys visi kiti reiškiniai ir panašiai, jie tiesiog labai daug matematikos, juos suprasti įmanoma, bet atsiminti paprasčiausiai nėra labai daug galimybių tenais. Tai gerai, kad egzaminė bus galima naudotis knyga, tai va čia faina. Statistinės gavau 10, čia labai džiaugiuosi jėga. Dėl to užsikėliau kartelę aukštai, turiu 2 devynetus ir 10, tai dabar gausiu žemą pažymį iš kvantinės, tai bus labai blogai. Reikia kaip nors gerai sesiją išsilaikyti, tai bus faina. Kokios nors mokslinės veiklos gal susirasiu ir dar ko nors. Man reikia rekomendacijų, kad galėčiau studijuoti magistrantūrą užsienyje. Va. Nu tai va, toks ir pranešimas trumpakokokas. Dabar tiesiog bandau visas, labai mažai rašinėjau, darau įrašų, nes tiesiog stengiuosi kiekvieną sekundę versti save, pasimokyti ką nors ir panašiai. Nes tiesiog reikia. O vat, eisi pradėsi rašyti ten visokius blogo įrašus, o kaip dabar tai pradedi futbolą žiūrėti, skaipinti ir ten naršyti, nueiti pas Tomą, ten su juo nueiti į parduotuvę, po to dar kas nors pasikviečia, taip ir išeina. Tai efektyvumas vis mažėja. Bet iš tikrųjų labai kvantinės, tai aš labai ten daug nesišakoju, aš iš tikrųjų pagrindus peržiūriu, perskaitau knygą, dar kartą pagrindus, iš tikrųjų susiradau tokias paskaitas iš Stanfordo universiteto per YouTube, po to tenais buvo linkas į iTunes, jų pačių tą visą kurtą reikalą ir ten atsisiunčiau, ten labai fainai viskas, visi pagrindai labai tikrai fainai išdėstyti ir daug geriau negu pasakoja, negu pats Banzaitis. Aš nežinau, man Banzaitis šiandien labai nepatinka jis. Kas galėtų pasakyti, kad patinka, jeigu paskaitose pasisėdi tik 20-30 žmonių, tie, kurie mokosi tą kvantinę mechaniką, mokosi, jie žino, kad reikia mokytis, o kitose paskaitose būna, tarkim, daug žmonių, jie nenori, jie gal tą dalyką nėra jiems toks svarbus, bet jie būna paskaitose, nes jie žino, kad jie gali kažką suprasti juose. Ir va tas perteikimo būdas ir apibūdina patį dėstytoją. Kodėl, tarkim, koks nors Anisimovas yra daug geresnis, daug geriau
daug geresnis už Banzaitį, kodėl jo paskaitas daug daugiau žmonių lankė, negu Banzaičio paskaitas lanko. Dėl to, kad perteikiamos žinios daug paprasčiau ir daug lengviau priimamos studento. Va, taip gal. Tiesiog, iš tikrųjų labai senus dėstytojus Vilniaus universitete ir panašiai reiktų keisti naujesniais ir geresniais. Tai aš ką tik supratau, kad aš darau blogą įrašą. Va, šiaip, jo, tai va, kvantinė bijau, tada bus signalai, atrodo, ne, jo, bus signalai. Laura bus išvykus, tai man bus lengviau mokytis, tai čia geriau yra, gerai. Ne, kad išvykus gerai, bet kad geriau mokytis. Tai va, bandysiu tą irgi labai gerai. Maldžiu, gal pavyks, aš planuoju šiaip kažkokį nusiskundimą, rašyti prašymą, kad galbūt neskaitytų paskutinės užduoties ten tam visam dalykė, bet sako, kiti sako, visų užduočių neskaito, sako, jeigu nespėjai, dar duoda ten kažką padaryti, galima 10 gauti ir paprastai kažkas man taip užsiminė, nedarant paskutinės užduoties. Nors kiti užsiminė, kad ten ta paskutinė užduotis tiesiog paėmė, nusikopijuoji, pakeiti truputį ir viskas gerai būna. Nu, reikia žiūrėti. Va, šiandien toks truputį neįsimegojęs, beje, nes vakar tūsas. Čia geras buvo, aš taip vakar tūsas, 3 nakties kažkur sugulėm, nuo 4, tarkim. Tenais, nu, nieks nesakė, kad užmigo iš karto žmonės. Ir tada reikėjo iš ryto varyti į universitetą. Tai, aišku, visi tokie apsiblausę. Ir po to po universiteto tiesiai į darbą. Iš darbo, nu, tada jau bet kur, žinai, bet tai tada, man ten gerai buvo, aš trečiadienį atsikėliau, ketvirtadienį atsikėliau, nuvariau į darbą, iš darbo į tūsą, iš tūso į universitetą ryte, iš universiteto į darbą ir tada namo aš nesirodžiau namie labai ilgą laiką. Nu, būna čia. Pasitaiko. Va, jau koks ilgokas pranešimas visai. Aš jaučiu, kad jūs tingėsit žiūrėti. Nu, koks skirtumas man tai kas, aš tai šneku, man tai šis geriausias privalumas, kad tu šitą tinklaraščio privalumas tas, kad tu tiesiog darai beleką ir savo koks skirtumas ir dar važinai atsiranda skaitytojų. Va, prisiminiau, pabėgo katinas, tai čia yra labai blogai, bet mano šeima tokia truputį kvaila, aš atsiprašau, kad ant jos varau, bet tiesiog įsigijo jau kitą katiną. Aš visaip gelbėjau, galėjau, kaip tik galėjau, norėjau padėti. Atsispausdinau šiandien daug lapų, kuriuos būčiau iškabinęs po visą miestą, nu, ten po Fabijoniškės, galbūt radę ten tą katiną. Ne, nu vis tiek, kad paskambino, nepaiso mano nuomonė ir panašiai. Nu, bet čia mano problema. Va. Futbolo čempionatas, kurio aš nelabai žiūriu, nes mokslai, vėlgi. Iš tikrųjų, blogai, kad aš iš tikrųjų negaliu sakyti, kad aš šį pusmetį nesimokiau, kaip kad visą laiką sakau, kad tu pusmetį nesimokai, per sesiją mokaisi. Aš taip negaliu sakyti, aš mokiausi visą pusmetį dalykų įvairių. Dėl to tai atsispindi mano rezultatuose, bet tai vis tiek nepasako, kad vis tiek sesija yra užimtas labai laikas tiesiog, nu, nežinau, noriu parodyti savo geriausią ir panašiai. Aš kažkaip užsivedžiau tuo visų moksliškumu ir panašiai. Nežinau, kas čia man pasidarė. Nesuprantu. Va. Ir gal kaip nors, žinai, išdegs ten kas nors. Va. Tai va, tiek, gal tiek. Čia toks 9,5 minutės, gal dar iki 10 pritempsiu. YouTube'as netalpina daugiau negu 10 minučių, tai tada reikia baigti greičiau. Gerai tada. Iki.